diagramą. Dabar duomenys yra čia labai įdomiai paimti. Va, yra pavadinimai ir nuspausiu Ctrl ir viso. Braižom labai paprastą diagramą. Labai paprasta, tai yra tokia kūginė diagrama, mat kokią čia siūlo ir sakom pirmin, viskas tvarkoj, pirmin, reiškia dabar pavadinimai liktai viso yra, reiškia tik tai reikšmių jau Z, šit čia yra Z, šit čia X yra kategorijos, na, o Y yra tokia niekinė ašis, tik tai tą į gylį rodo, tai turėtų būti, reiškia LT parašom, ašis yra tvarkoj, tinkleliai tvarkoj, legendos nereikia, nes čia viso rodo, duomenų etikečių nereikia, duomenų lentelės nereikia, sakom pirmin ir baigti. Dabar visas įdomumas yra šitoj vietoj, kad mes spalvinam atskirai kiekvieną tą kūgį ir dar kažką parašysim. Reiškia, kaip nuspalvinti vien tik kūgį vieną kartą bakstelėjus, visi kūgiai nusispalvina, aš galiu juos eiti formatuoti, reiškia, galiu pakeisti kažkokią va tokią spalvą ir visi jie pasidaro tokie. Bet jeigu vieną kartą bakstelsiu visi, antrą kartą bakst su pele tik tai tas vienas, tada formatuosiu tik tai tą tašką, tik tai tą vieną kūgį, paimsiu mėlyną spalvą ir turiu mėlyną. Ir šitas taip pat tik tai vienas serija taškas, einu formatuoti, pasiimsim kokią nors žalią spalvą, sakysiu gerai. Taip, ir plus galima dar nuspalvinti, reiškia plokštumą, sakykime, čia kažkokią irgi tokią šviesiai žalia spalva. Ir turim taip, dabar kaip parašyti kažkokį laisvą tekstą, šiuo atveju yra parašytos skirtingos spalvos. Keliais būdais. Pažymėta diagramos plokštuma, diagrama taip kaip yra. Reiškia, toliau čia statau kursorių į formulę eilutę ir rašau skirtingos spalvos. Skirtingos spalvos, parašiau, spaudžiu Enter ir šitas skirtingos spalvos nukrito į diagramos vidurį. Aš jį čia parsitempiu, galiu toliau rašyti, tik tai šiuo atveju, jeigu aš kažką rašysiu, nebesimato viso teksto, aš turiu pratempti, galiu paryškinti, ir ištampyti, kaip man patinka. Reiškia, taip parašiau visai šalia laisvą tekstą. Antras būdas parašyti laisvą tekstą yra tiesiog pasiimti, reiškia, piešinius, čia yra pasiimu piešinius, pasiimu tekstą. Tik tai reikia vieną dalyką žinoti. Būtinai pažymėta turi būti diagrama, būtinai pažymėta, kad tas mūsų laisvas tekstas, AAA, prikibtų prie diagramos. Tai yra prikibęs, jis nešiojasi kartu su visa diagrama. Taip galima įterpti ne tik tai kažkokius tekstus, galima, pavyzdžiui, ir kažkokias figūras ir taip toliau. Žmogeliuką čia nupiešiau, gal per didelis, bet galima sumažinti, sakykime, čia labai geras rezultatas, tai čia žmogeliukas šypsosi. Ir dabar didinant diagramą ar mažinant, aš turiu tą žmogeliuką, labai gražiai viskas atrodo. Reiškia, galima įstatyti kažkokius papildomus paveikslėlius. Šešta diagrama. Šešta diagrama yra, reiškia, jau tokia stulpelinė, bet iš atskirų, reiškia, gabaliukų sudėliota. Ir šiuo atveju reikia paimti duomenis tik tai šituos, nes viso ir kiekio nėra. Braižom diagramą šitą, sakom pirmin, viskas tvarkoja, lyg tai atrodo kaip ir pagal paveikslėlį, pirmin. Dabar pavadinimai čia parašykim pelnas, kategorijų aš jų nereikia, Y nereikia, kadangi čia litai ir čia nusikelia litai, tinkleliai tvarkoj, legenda kaip ir stovi, duomenų etiketės, reikšmė, ir duomenų lentelės nereikia, pirmin ir baigti. Turim tokią diagramą. Pagrindinis dalykas, nusibraižius tokią diagramą, reiškia, nesimato kartais labai gražiai tie skaičiukai, jie ten perlipa, užsidengia ir taip toliau. Galima visaip. Vieną kartą baksteliu skaičiukai pasižymi, aš galiu juos, sakykime, sumažinti ir paryškinti.
Nu, taip ryškiau. Galiu pakeisti jų spalvą. O tokia yra. Šitoj vietoj galiu tiesiog, reiškia, užpilti arba, formatavimas pasirinktos tos, raštai, pasiimu kokią nors neryškę, šviesią neryškę spalvą, va turiu tokią. Čia užtektų galbūt padidinti. Taip paryškinti ir dabar turim. Šita diagrama labai informatyvi yra. Aš galiu pasakyti, kad sausio mėnesį 3 degalinės yra, kurių pavadinimai tokie yra, pardavė, sakykime, 350, už 350 litų gavo pelno. Ir kokią dalį įnešė kiekvienas padalinys, kiekviena degalinė. Ir matom, visus ir bendrą surinktą pelną ir kiekvieną mėnesį skirtingas padalinys, skirtinga degalinė įnešė savo, įnašą į bendrą stulpelio aukštį.